Iš 30 konkurse metų automobilis 2015 dalyvavusių automobilių 10 žurnalistų komisija atrinko 5 pretendentus. Gruodžio 13 dieną vienas jų bus nominuotas Lietuvos metų automobiliu 2015. Konkurso komisijos nariai minėjo, kad šiemet jiems apsispręsti buvo itin nelengva. Mat dauguma automobilių buvo gana brangus, daugelio jų kaina viršijo 100 000 litų, o bendra konkurso parko vertė siekia net 4 400 000 litų. Komisijos nariai saugiai visą šį turtą atvairavo į konkurso tarpinį finišą. Nepadarė jokių nuostolių nei gamintojams, nei konkursą draudžiančiai Ergo bendrovei. Ergo taip pat visiems dalyvaujantiems automobiliams siūlo kasko draudimui 20% nuolaidą, o privalomą draudimą įsigyti už 150 litų, galima sakyti, simbolinį mokestį, jeigu vairuotojas yra patyręs, tvarkingas ir važinėjantis gerai. Mes šitą renginį pirmiausia vertinam kaip dar vieną progą, dar vieną galimybę pasiūlyti rinkai naujausius gaminius, naujus automobilius, kurie mūsų manymu yra išreiškiantis gamintojų požiūrį į saugumą, į aplinką ir tinkamą ir gerą vartojimą. Į geriausiųjų septynetuką pateko naujausias Miuncheno automobilių gamyklos eksperimentas priekiniais ratais varomos BMW 2, Ispanijoje gaminamas vidutinės klasės automobilis Ford Mondeo, klasikinis gerai gyvenančio miestiečių automobilis Mercedes-Benz C, antroji bestselleriu tapusio crossoverio Nissan Qashqai karta, visas įmanomas gero automobilio savybės turintis tačiau nepigus Porsche Macan, jam atsvara, pigiausias konkurso automobilis Škoda Fabia ir Lietuvos vairuotojų ne vieną dešimtmetį itin mėgstamas Volkswagen Passat. Taigi, kas yra kas, kuris bus pirmas ir kuris paskutinis, sužinosime gruodžio 13 dieną. Ketvirtadienį Vilniuje apsilankė labai neįprastas automobilis, mokslininkams ir žurnalistams leidęs nukeliauti į ateitį. Tai Hyundai iX35 Fuel Cell. Išorėje jis įprastas miesto SUV automobilis, o ateities technologijos slypi po variklio gaubtu. Ten slepiasi elektros motoras ir nedidelė elektrinė, gaminanti energiją iš po bagažinės dangčiu esančioje talpykloje laikomo vandenilio. Taigi į X35 Fuel Cell varomas vandeniliu. Hyundai su vandenilio technologijomis dirba jau nuo 1998 metų ir kompanija šias technologijas mato kaip automobilizmo ateitį. Tai yra elektromobilis, tačiau priešingai nei kiti elektromobiliai, jis neturi didelės talpos baterijų, elektros energiją jis pasigamina čia pat iš vandenilio. Vandenilio technologija vis dar gana nauja. Hyundai tik pernai pradėjo serijinę šių modelių gamybą, tačiau tokie automobiliai vis dar labai brangus. Nepaisant to, ateityje jie populiarės. Šiuo metu pasaulyje